tautos pėdsakais pasvalyje. Pažadėtose žemės tauta. Viena iš seniausių pasaulio tautų žydai. Jos ištakos siekia pirmųjų civilizacijų aušrą. Apie šios tautos seniausią praeitį žinoma labai daug, nes svarbiausi jos istorijos įvykiai aprašyti Šventojoje knygoje, Biblijoje. Iš jos aiškėja, kad žydai praeityje vadinti hebrajai buvo klajokliai ir gyveno Mesopotamijoje. Palestina, Izraelitas, Mozė, kokie įdomus žodžiai. Judaizmas, pažadėtoje žemė, rudų siena, Tora, Mamora, žydų, Izraelio vėliava. Kas čia? Baisiausiu laikotarpiu žydų istorijoje laikomas Antrasis pasaulinis karas, per kurį naciai paskelbė žydus didžiausiais žmonijos priešais. Hitlerininko tikslas buvo išnaikinti žydų tautą. Tik 1948 metais istorinis teisingumas nugalėjo. Palestinoje įkurta Izraelio valstybė. Į ją ėmė grįžti žydai iš viso pasaulio. Įsikurti prieš 1000 metų Dievo pažadėtoje žemėje žydams buvo sunku. Jam aršiai priešinasi ir iki šiol tebesipriešina čia gyvenantys musulmonai palestiniečiai, kuriems ši žemė taip pat šventa. Reikia tikėtis, kad ateis laikas, kai šventojoje žemėje įsivyraus taika. Ar žinote, kad Lietuvoje žydai apsigyveno Vytauto didžiojo laikais? 18–19 amžiuje Vilnius tapo pasaulinė žydų kultūros centru. Per Antrąjį pasaulinį karą naciai nužudė 2000 arba 90 procentų Lietuvoje gyvenusių žydų. Pažadėtoji žemė yra rytinėje Viduržemio jūros dalyje, o žydų tėvynė tai buvo Mesopotamijoje, Ūro miestas. Jie iš Ūro miesto iškeliavo į pažadėtąją žemę, nes Dievas sakė žydų tautos vedliui Abraomui, kad išves savo tautą į pažadėtąją žemę. Kelionė buvo ilga ir pavojinga. Kupina įvairiausių istorijų. Apie tai, gal mes paskaitysime dar vėliau. Žydai, O kaip apie pasvalį? Apie pasvalį, ar galėjo, mes rinkom kraštotyrinę medžiagą. Ja sudėliosim ir prisiminsim. Be abejo, žydai iš savo tėvynės senovės laikais buvo išvaryti priešų. Jie užėmė pažadėtąją žemę, sunaikino Izraelio valstybę, o pati tauta pasklido po visą pasaulį. Ir Lietuvą manoma, kad jie atkeliavo apie 14 amžių, o gal net ir anksčiau. Žydų istorikai rašo, kad Lietuvoje žydai pasirodė dar valstybės kūrimosi pradžioje. Net ir Mintauto laikais jau žydai, pirmieji gal žydai atkeliavo į Lietuvą. Be abejo, lietuviai gana tolerantiškai žiūrėjo į žydus. Nes Vytauto laikai yra pavadinti aukso amžiumi. Kodėl tai gal dar pakalbėti. Ir taip pat tarpukario Lietuvos vaikai, gal aš sakyčiau, iki Antrojo pasaulinio karo pradžios, ar žydai Lietuvoje vadina aukso amžiumi. Jų čia niekas neskriaudė, jie gyveno, įsijau į lietuvių gyvenimą, prisidėjo prie Lietuvos kultūros
puoselėjimo, be abejo ir ekonomikos kėlimo ir daug gražių prisiminimų. Bet deja, visą jų gyvenimą sujaukė Antrasis pasaulinis karas. Tai ne pirmasis smurtas be abejo ištiko žydų tautą. Žydai, kai pasklido po visą pasaulį, jie tiesiog patyrė daug tokių kančių, ypatingai viduramžiais apie 14 amžių. Vakarų Europoje jie buvo apkaltinti per nuodėmės kūrinius, nes žmonės pradėjo mirti ir jie tiesiog buvo ar žudomi. Jie patraukė toliau. Pasvalyje žydai pradėjo kurtis apie 17 amžių. Ar teko ką nors skaityti? Manau, kad teko. Tai prisiminsit turbūt, ar ne? Žydai savo tėvynę pradėjo atkurti po Pirmojo pasaulinio karo. Bet čia nebuvo galutinai atkurta tėvynė, buvo tik įkurta bendruomenė. O Izraelis atsikūrė po Antrojo pasaulinio karo 1948 metais. Taigi pasižiūrėkime, jeigu žiūrėsim žemėlapyje, kurgi keliavo žydai ir dabartinį politinį žemėlapį lyginsim mūsų Lietuvą. Kaip jie čia atkeliavo? Taip, iš vakarų Europos daugiausiai jie atkeliavo. Tai Pasvalį, Pasvalys, dabartinis mūsų Pasvalys. Kaip kraštotyros būrelių nariai prisidėjo prie žydų gyvenimo istorijos? Kraštotyros būrelių nariai yra daug prisidėję prie žydų gyvenimo istorijos sklaidos. Yra surinkę daug įvairiaus medžiagos, dalyvavę respublikinėse konkursuose, net yra jie padarę žydų pirtį, kaip Kurčiukas įsikūręs. Net yra jie padarė maketą žydų vestuvės, labai gražiai jie padarė iš plastelino žydų vestuvės. Ir tas maketas, tiek žydų pirtis Kalėdų gatvėje, tiek žydų vestuvės buvo eksponuojamos ir Vilniuje. Taigi, pažadėtosios žemės tautos pėdsakai Pasvalyje. 1497 metais gruodžio 6 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras jo paties paskirtam Pasvalio bažnyčios klebonui Jonui Grotui leido Svalios ir Levens upių santakoje statyti parapijos bažnyčią ir prie jos kurti jai priklausantį naują Pasvalio miestą. Miestelyje ilgą laiką gyveno vien lietuviai. Tik 1600 metais užregistruota Pasvalyje gyvenusių kitataučių. Iš 90 miestelėnų tik 2 šeimos žydų. 17 amžiaus antroje pusėje jų kūrėsi vis daugiau. Miestelėnai, netekdami dalies pajamų, ėmė reikšti savo nepasitenkinimą. 1671 metais buvo nužudytas ir įmestas į upę žydas Jozefovičius. Įtarimas krito ant Gentvilos. Tas pats Gentvila turbūt ir pakurstė Palubinsko vietininkus išniekinti Pasvalio bažnyčią. Sienas apšlaikstyti ožių bei avių krauju ir apkaltinti tą piktadarystę žydus. Tačiau kapitula žydus apgynė ir neleido jų šaukti į vaivadijos teismą Trakuose. 1727 metais žydai užvaldė ir visus sklypus prie turgavietės, nors jų centras, kaip ir anksčiau, buvo Svalios gatvė. 1775 metais Pasvalio parapijoje ir miestelyje gyveno 430 žydų, kurie Pasvalyje turėjo didelę sinagogą. 1791 metais inventoriuje nurodoma, kad Pasvalio dvaras turėjo plytinį naują malūną kitapus Levens ir seną malūną ant Svalios upės. Miestelio turgavietėje stovėjo didelė smuklė, dengta čerpėmis. Be to, turgavietėje prie smuklės stovėjo žydų krautuvės. 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje
Karai ir svetimų valstybių kariuomenės įsiveržimas be abejo palietė ir Pasvalį. Kapitula neteko dalies. Dalis gyventojų turbūt išmirė maro epidemijos metu, dalis išsikraustė po kitas vietovės. Miestelio ir valsčiaus nuostatose taip pat pasakyta, kad baigiąs griūti mūrinis kapitulos namas Pasvalyje ir dėl to kalti tiek žydai, tiek krikščionys liko jo neremontavę. Tikriausiai tuo metu, nors ir praėjus šiek tiek laiko po karo ir maro, Pasvalyje buvo nedaug gyventojų, tad nebuvo kam remontuoti dvaro pastatą. Norintieji įsikurti miestelyje buvo 8 metams atleidžiami nuo mokesčio. 1839 metais Pasvalyje buvo 55 krikščionių ir 25 žydų sodybos. 1854 metais buvo ruošiamasi Pasvalyje ir Ramygaloje statyti mokyklas. Miestelyje vykdavo mugė, kurios metu buvo prekiaujama indais, ratais, odomis, galvijais ir kitkuo. Turgus būdavo rengiami ketvirtadieniais. Pasvalyje gyveno 1186 žmonės, iš jų 559 buvo katalikai, o 598 žydai ir karamai. 824 žmonės buvo žemdirbiai, 78 prekybininkai, 55 amatininkai ir 219 žmonių vertėsi kažkuo kitu. 20 amžiaus pradžioje buvo reikalaujama, kad pastatai Pasvalyje būtų statomi pagal patvirtintus projektus. Štai 1911 metais Abraomas Girniūnas sumanė savo sklype Biržų gatvėje ant senų medinio namo pamatų statyti mūrinį namą, turėjo pateikti namo projektą. 1923 metais žydai sudarė 7 vaikus, 58% visų Pasvalio rajono gyventojų, o lietuviai 83 vaikus, 88%. Pasvalyje prieš karą gyveno 300 žydų. Daugelis žydų keliaudavo po kaimus su arklių tempiamais vežimais, o tie, kurie neturėdavo arklio, nešdavosi maistą arba patys tempdavosi nedidelį vežimėlį. Pardavinėdavo adatas, sagas, siūlus, indus, šukas, šaukštus, peilius, muilą, kvepalus. Jeigu šeimininkė imdavo daugiau prekių negu turėdavo atliekų, jai tekdavo pridėti sūrį ar net gaidelį. Šioje prekyboje pinigai beveik nebuvo naudojami. Šie prekybininkai buvo senyvo amžiaus žydai. Jie buvo vadinami škarmalninkais. Prieškariniais laikais valstiečiai namų nerakindavo, mat nebuvo atvejo, kad žydas škarmalninkas apsivogtų. Pažįstamus škarmalninkus valstiečiai laikė savais žmonėmis. Tarp žydų nebuvo veltėdžių, jie neturėjo reikalų su teismu. Pasvalio žydai buvo labai vieningi. Su pirkinių kainas jie nustatydavo turgadienį išvakarėse susirinkę į sinagogą. Daugelis žydų buvo pasiturintys. Pas juos dirbdavo, padėdavo namų ruošoje lietuvaitis, tuo tarpu žydų merginos dirbti pas svetimus žmonės neidavo. Žydai buvo gana išdidūs, nors ir kuklūs, draugiški, nuolaidūs, labai nuoširdūs žmonės. Žydų tarpe mažai buvo girtuoklių, rūkalių, chuliganų. Dažnai žydai minimi kaip darbštūs, protingi, išsilavinę žmonės. Pas juos aukšta kultūra. Kadangi dauguma žydų buvo pirkliai, jie dažnai padėdavo žmonėms reikalui esant. Jie iš Latvijos atveždavo ir Pasvalio krašte pardavinėdavo žuvį, riestainius. Jei pirkėjai neturėdavo pinigų, žydai prekes parduodavo ant bargo, skolon. Jie labai pasitikėjo žmonėmis. Ne taip kaip dabar. Dabar žmonės uždari.
nepasitiki kitais. Seniau ir žydas buvo draugas, ir kunigas. Žydų namai mediniai, mūriniai, aplink namus gėlynai, viduje keletas gražių baldų, visur tvarka, švara. Žydės buvo labai gražios, nes prausdavosi daug, muiluodavosi brangiu ir kvapniu muilu. Nešiojo storas kasas. Vieną kartą metuose žydai eidavo išsipurtyti visų savo nuodėmių. Jie eidavo prie upelio, ant tilto ir išversdami savo kišenes tikėdavo atsikratę nuodėmių. Šeštadieniais nei vienas žydas nedirbdavo. Negalėdavo nei žvakės užpūsti, nei atrakinti įstaigos ar parduotuvės durų. Ta padaryti prašydavo nežydų tautybės žmonių. Šeštadieniais negalėdavo nei vandens iš šulinio atsinešti. Taip jie gerbdavo, nepamiršdavo tradicijų. Žydai niekada nevalgydavo kiaulienos ir jautienos, melsdavosi, bet ne taip kaip katalikai su rožančiumi, o vyniodami ant rankų virves. Žydų vaikai, kaip ir lietuvių, eidavo į mokyklas. Iš pradžių eidavo į pradinę mokyklą, toliau mokydavosi kartu su lietuviais Pasvalio Petro Vileišio mokykloje, o kas norėjo važiuodavo mokytis į Panevėžio žydų gimnaziją. Žydų vestuvių ritualai, tradicijas gerokai skiriasi nuo lietuviškų vestuvių. Žydų tautybės merginos ištekėdavo dar nepilnametis už vyresnių vaikinų. Mergina būdavo aprengta nuotakos rūbais ir turėdavo žengti per kambario slenkstį apdėta papuošalais. Prieš vestuves nuotaka turėdavo ilgai viena kambaryje sėdėti. Susirinkus svečiams prasidėdavo vestuvės. Svečiai ir jaunieji eidavo į sinagogą ir melsdavosi. Vėliau jaunikis dauždavo stiklinę ir kuo šis smarkiau subyrėdavo, tuo labiau visi džiaugiasi. Vadinasi, jaunieji bus laimingi. Vestuvinis patiekalas buvo vištiena. Žydai dainuodavo dainas, šokdavo fokstrotą. Žydų Velykos buvo šventė ne tik patiems žydams, bet ir lietuviams, nes žydai macais ir riešutais apdalindavo visus pasvaliečius. Kita didinga šventė buvo kūčios. Kieme arba sode įrengdavo medinę būdelę, stogą uždengdavo eglišakiais, čia jie valgydavo ir melsdavosi. Žydų jaunimas kartu su lietuviais ruošdavo įvairius vaidinimus, dalyvavo karnavaluose, pasirodydavo sumaniai ir išradingai. Kad ir kiek daug švenčiama linksmų švenčių, nuo kasdienybės neatsiejama ir atsisveikinimai su mums brangiais žmonėmis. Kai žydai laidodavo artimą žmogų, karstas visada būdavo atidengtas, o žmogų išimdavo. Ant jo galvos uždėdavo nors šukę, kad nesugrįžtų siela ir tik tada laidodavo. Išeinant iš kapų, moteris raudavo žoles ir mesdavo per petį ar galvą, kad nesugrįžtų mirusiojo siela. Jei mirdavo mergaitė, žiūrėdavo, kad būtų ištekėjusi. Jei mergina neištekėjusi, sakoma, kad neturi sielos. Kapinėse vyrai melsdavosi, o moteris verkdavo. Žymiausi Pasvalio žydai. Leiba Eizikovičius buvo linų ir javų supirkėjas, Borisas Bumšlakas buvo gydytojas, Johanonas Feldmanas turėjo elektros stotį, prekiavo geležimis, Haitas Icikas užsiiminėjo fotografiją, radijo aparatų prekybą. Kiršonas Dovydas buvo advokatas, mokytojas, visuomenininkas. Samuelis Utienskis buvo miško pirklys, Majeris, Barselis, Šlioma ir Leila Zakai 4 broliai pirkliai. Samuelis Straubė
Miško pirklys supirkdavo iš žmonių grūdus, samdydavo žmones, kurie juos nuveždavo į Panevėžio geležinkelio stotį. Prasidėjo Antras pasaulinis karas, kuris sujaukė ramų pasaulio tautų gyvenimą. Senoliai tragišką žydų likimą prisimena su ašara, riedančia skruoste. Masinių žudynių metu žadeiki miške pakelės karklai pražydo raudonai. Saugodami Pasvalio žydų atminimą, renkame kraštotyrinę medžiagą ir užrašome žmonių pasakojimus apie Pasvalio žydus. Tikime, prie Jungtinių tautų organizacijos pastato Niujorke iškalta pranašystė apie taiką visoje žemėje. Ir jie pasidarys žagres iš savo kalavijų ir pjautuves iš savo iečių. Ne viena tauta nebekels kardą prieš kitą ir daugiau nebesimokys kariauti. Rimuojančios liepos ir namas. Jeigu jie galėtų prabilti, daug ką galėtų papasakoti apie mūsų kaimynus žydus. Atmintis – tai amžinybės pėdsakai, kurių negali sunaikinti nei laikas, nei mirtis. Būkime pagarbūs ir tolerantiški pažadėtosios žemės tautai, kuri paliko gilų pėdsaką Pasvalio žemėje.